Ir mes pradėsime šį renginį nuo pranešimo žmogaus, kuris yra vaikų ir paauglių literatūros ekspertė. Ir Eglė domisi labai aktyviai literatūra, kuri tyrinėja vaikams ir paaugliams skirta literatūra, kuri tyrinėja įvairius žmogaus teisių klausimus. Ir šiandien mums apie tai papasakos. Eglė Baliutavičiūtė. Dėkui, Justinai. Ir kalbėsiu tikrai ne vien apie žmogaus teisės, bet apskritai apie įvairovės literatūrą, kaip mes ją suprantame. Ir pranešimas skamba šiuolaikinė vaikų ir paauglių literatūra, langas ir veidrodis, padedantis suprasti įvairovę ir žmogaus teisės. Vaikus mokyti apie lygybę, žmonių teisės, svarbą priimti kitokį yra labai svarbu. Dėl kelionių į ateitį. Šių temų supratimas pradeda kurti visuomenę, kurioje visi yra lygiaverčiai ir gerbiami nepriklausomai nuo jų lyties, etninės kilmės, religijos ar kitų aspektų. Vaikai, suprantantis lygybės ir teisių principus, gali tapti socialiai sąmoningais, empatiškais, suaugusiaisiais, kurie gerbia ir palaiko visų teisės. Be to, suteikdami jiems sugebėjimą, tai yra vaikams, priimti kitokį, mes skatiname toleranciją, įvairovę ir įtraukumą. Tai yra esminiai dalykai, kuriant sveiką ir tolerantišką visuomenę, kurioje visi turi galimybę įsitraukti ir prisidėti prie bendrų tikslų. Tokie ir panašus pasisakymai yra skambus, gražus, optimistiški. Šitas beje įdomumo dėliai buvo sugeneruotas garsiosios ir nevienareikšmiškai vertinamos programėlės ChatGPT ir visiškai neredaguotas. Kaip matote, ši programėlė nenusišnekėjo. Tačiau norėčiau atkreipti vieną didžiausių šios įžangos trūkumų. Ir pasitelksiu tam Alisą stebuklų šalyje. Kai Alisa, jeigu prisiminate, su kitais žvėreliais patenka į Alisos privergtą klaną, ašarų klaną, pelė pasiūlo vieną išeitį, kaip išsidžiovinti. Jis sako, kad tai yra pats sausiausias būdas, kokį jinai žino. Ir ima, ką daryti? Skaityti patį nuobodžiausią Anglijos istorijos vadovėlį. Panašus pamokymai, pasisakymai, kokį girdėjote įžangoje, be abejo yra svarbus, jie teisingi, bet stokoja gyvybės. O vaikams, ypač mažesniems, jie mažiausiai migloti. Tad mes žmonės labai mėgstame istorijas. Ne veltui skaitome knygas, einame į teatrą, žiūrime filmus. Istorijos teorijai gali suteikti kūną ir kraują, įkvėpti tą gyvybę, kurios taip jai trūksta. Istorijos jaudina, nes leidžia persikelti laiku ir erdve, tarsi įsikūnyti į kitą žmogų ir patirti tai, ką patiria jisai, prasiskverbti į jo vidų ir suprasti motivaciją, gilumines vienokio ar kitokio elgesio priežastis, vidinį pasaulį. Ir kaip visa tai lemia šeiminė aplinka, kultūra, papročiai ar kiti aspektai. Ne veltui sakoma, kad neskaitantis žmogus gyvena tik tai vieną gyvenimą, o skaitantis tūkstančius. Ir sakyčiau, kad istorijos, o ypač geros, viena galingiausių empatiją ir kito supratimą ugdančių priemonių. Pasakojimai, o ypač literatūra, reikalaujanti kone daugiausiai vaizduotės pastangų, lyginant su teatru ar kinu, kuris jau mums pateikia sukramtytus dažnai vaizdus, atveria skaitytojams langą į pasaulį ir kitų žmonių gyvenimus. Įvairovės literatūra, apie kurią šiandien visas šiandienos renginys yra, apibūdinama kaip literatūra, kuri įtraukia ar vaizduoja žmonių įvairovę. Jei trumpai, tai yra atidumas įvairių rasių, tautybių, kultūrų, seksualinių ir lytinių tapatybių, įvairiaus amžiaus ir socioekonominės padėties žmonėms, personažams, taip pat turintiems negalią, neurodiversiškiems ir taip toliau. Kitaip tariant, dėmesys tiems, kurie laikomi mažumomis ir, čia klausimas kaip, yra atsidūrę visuomenės paraštėse. Ir dėl to yra marginalizuojami, neretai stereotipizuojami ir panašiai.
Bet kalbant apie įvairovės literatūrą, svarbu ne tik, kad kalbama apie tokius personažus, kad jie įtraukiami į literatūrą, bet ir kaip jie reprezentuojami. Ar literatūra daugina žalingus stereotipus, kuria naujus mitus, vaizduoja tokius personažus kaip kažkokius kitokius, tolimus, ar stengiasi atvirkščiai sukurti autentiškus veikėjus, pagarbiai įsigilinti į jų potyrius, jausmus, kultūrą. Ar skatinama empatija ir supratimas? Ar šie veikėjai tampa lygiaverčiais? Ir be abejo įdomiais personažais, kas labai svarbu skaitant, jog prieš porą mėnesių lankiausi vienoje Lietuvos regiono bibliotekoje ir su vaikais kalbėjomės daugybę temų, bet viena iš jų buvo senatvė. Kalbėjomės, kaip jie suvokia seną žmogų ir paklausiau, ką veikia, pavyzdžiui, senutė, ar jų močiutės, ar kitos, ką jie mato aplinkui. Kokie buvo atsakymai? Turbūt nujaučiat. Apibendrinus tai nieko, sėdi ir nuobodžiauja. Kai kurie net tiesiai šviesiai tai pasakė, aišku, buvo ir tokių atsakymų kaip sodininkauja, gamina maistą, prižiūri anūkus, mezga, žiūri televizorių ir panašiai. Tai akivaizdu, kad senas žmogus šiuo atveju yra nesuvokiamas kaip aktyvus savo ir visuomeninio gyvenimo dalyvis, turintis kažkokių savų interesų, pomėgių, norų kažką daryti. Ir man ėmus pasakoti, kad seni žmonės, sulaukia 70, pavyzdžiui, kelerių, kopija Everestą, taip, bėgioja maratonuose, kuria mokslinius išradimus, vaikai taip, kraipia galvą, gal, bet man atrodo, manim kažkaip nelabai jie patikėjo tuo metu. Aš tikiuosi, kad jie galbūt vienas kitas bent jau pagūglino, ar iš tikrųjų taip gali būti. Ir šiuo atveju, nors vaikų literatūra be abejo dažniausiai vaizduoja vaikus arba paauglius, tačiau šalia jų juk neretai atsiduria suaugusiai, taip pat ir senyvo amžiaus žmonės. Ir tinkamu metu į vaiko rankas pakliuvusi tinkama knyga gali sugriauti daug žalingų stereotipų, ne tik apie senatvę, bet ir apie kitokumus, žmonių išskirtinumus, ypatybės. Kartais būna ir taip, kad kitoks žmogus mus gąsdina, atrodo svetimas, nesuprantamas, arba paprasčiausiai keistas. Kartais vaikai tiesiog taip ir sako, nežinau, jis kažkoks keistas. Nes jo elgesys, kaip jis atrodo, ar kažkokie kiti atributai peržengia ribas, kurias vaikai ar net nesuaugusiai esame įpratę matyti savo aplinkoje ir mes tai tarsi laikome nenormaliu, peržengiančiu, kaip ir sakau, ribą elgesiu. Ir kartais dėl vienokių ar kito žmogaus iššūkių gyvenimiškų elgesio ar panašiai, kaltiname jį, kad jis tingus, jam trūksta motyvacijos, jis nesugeba prisitaikyti prie visuomenės ir mūsų susigalvotų normų ir taip toliau. Kyla daugybė klausimų. Kodėl, pavyzdžiui, vaikai klausia, kodėl mano klasiokas nesugeba perskaityti pastraipos? Jis jau penktokas, mes penktokai, mes skaitom Harry Potterį visą, ten 700 puslapių ilgiausia dalis, o jis pastraipos nesugeba perskaityti. Kodėl jis miega per pamokas? Kodėl ji nešvenčia kalėdų? Kodėl jis nemėgsta prisilietimų ir visada būna toks tylus? Kodėl mano bendraamžiai ištinka isterija dėl to, kad maistas lėkštėje, skirtingi ingredientai susiliečia? Kodėl ji kiekvieną pertrauką tualete plauna rankas tiek, kad jos jau suskeldėjusios ir žaizdotos? Galų gale, kodėl jam tiek daug metų jis atrodo kaip suaugęs žmogus, o elgiasi kaip vaikas? Kas jam yra? Šiuos ir tikrai daugybė kitų klausimų, kurie užklumpa ne vieną vaiką ir net suaugusi, gali atsakyti vis gausėjanti įvairovės literatūra. Atsakyti netrumpai, bet kaip jau ir minėjau, taip, kad pasakys ne tik, kas tiems veikėjams yra, bet ir leis pajusti, ką jie jaučia, mąsto ir išgyvena, kas su jais vyksta, kokios jų gyvenimiškos aplinkybės verčiančios elgtis vienaip ar kitaip. O pažinus kitą, suvokus jo motyvaciją, mąstymą, jis tampa kur kas artimesnis mums. O tai be abejo padeda užsimegzti empatijai, atjautai, tolerancijai, o neretai ir supratimui. Kaip mes galime prie kitokio žmogaus prieiti.
pakalbinti, padėti, kaip turėtume elgtis, į ką turėtume atkreipti dėmesį su juo bendraudami, kad netyčia neįžeistume ar neįskaudintume. Taip pat ugdomas ir supratimas, kaip svarbu žvelgti į žmogaus visumą, o ne į vieną ar kitą, galbūt keistai, nesuprantamai atrodantį atributą ar būdo savybę, ypatybę, kuri paprastai yra tik maža dalelė to, kas yra žmogus kaip visuma. Ir čia galima prisiminti bent kelias knygas, atsakančias į daugybę jau mano minėtų klausimų. Tai tokias kaip Alano Maršalo Aš moku šokinėti per balas, žinau, galite rasti ir įvairovės bibliotekoje šioje, taip pat Linda Muley Hunt Žuvelė medyje, Marko Hedono, turbūt jau visiems žinomas tekstas, Tas keistas nutikimas šuniui naktį, Lizos Thompson Berniukas akvariume, Angelique Roof Berniukas klasės gale ir daug kitų tekstų. Taigi supratimas, atsižvelgimas į kito žmogaus ypatybės ir poreikius padeda kurti visuomenę, kurioje kiek įmanoma daugiau žmonių gali jaustis laimingi, suprasti ir priimti. O tai labai svarbu, nes labai dažnai, kad ir gal ne visą laiką norime pripažinti, bet ir mūsų laimė, gerovė taip pat priklauso nuo to, kokią energiją spinduliuoja esantis šalia mūsų. Ar jie jaučiasi gerai, ar savo nelaimingumą, desperaciją perduoda išorė ir mes tada prisigerime panašių irgi emocijų. Dar vienas svarbus aspektas, kalbant apie vaikų ir paauglių literatūrą, yra laimingos pabaigos motyvas. Vaikų literatūra iš principo daugiau ar mažiau idealizuoja pasaulį ir teikia skaitytojui viltį, kad net pačios sudėtingiausios gyvenimo situacijos yra išsprendžiamos, kad galima rasti išeitis, o gyvenimas iš principo yra vertas gyventi, nereikia iš jo pasitraukti, nereikia norėti jį nutraukti. Ir kaip apibendrina anglų rašytojas Humphreys Carpenteris, vaikų literatūra yra susijusi su idealais. Suaugusių literatūra vaizduoja pasaulį tokį, koks jis yra, o knygos vaikams perteikia pasaulį tokį, koks jis turėtų būti. Arba galėtume pridėti, kad vaizduoja pasaulį tokį, kokį mes, suaugusiai, norime parodyti vaikams. Dažnai patys į vaikystę žvelgdami kaip į utopiją, idilę, daug saldesnė ir mielesnė, negu kartais jinai būna tikrovėje. Taigi šis vaikų literatūros aspektas gali formuoti skaitytojo lūkesčius, kaip jis ir kiti jo bendramžiai ir apskritai žmonės turėtų gyventi, jaustis, kokios pagalbos turėtų sulaukti, taip pat ir teisinius lūkesčius. Žinoma, literatūra nėra nei teisės vadovėlis, nei žmogaus teisų ar vaiko teisų konvencija, bet gali teikti supratimą, kodėl vienokie ar kitokie lūkesčiai yra moraliai teisingi, kodėl tam tikros situacijos, į kurias pakliūva veikėjai, neturėtų apskritai būti priimtinos, leistinos ir egzistuoti šiame pasaulyje. Prisiminkime tokias knygas, pavyzdžiui, istorinės knygas kaip Jurgos Vilės ir Linos Itagaki Sibiro haiku, Rūtos Šepetys Tarp pilkų debesų, pasakojančias į tremties į Sibirą istorijas, ar Patricijos McCormick knygą Niekada nesuklub, pasakojančią apie komunistinės ideologijos valdžios sukeltas kančias Kambodžoje 80-metyje. Tokios knygos ne tik plečia istorinės žinias, tokį istorinį suvokimą, bet ir stiprina supratimą apie žmogaus teisės, žmogaus teisę į gyvybę, kad vaikai niekada neturėtų būti atskirti nuo savo šeimos ir kokią tai žalą daro, kad išvaryti žmonės dėl politinių ar rasinių priežasčių iš jų namų ir išvežti juos ten, kur jie visai nenori, yra negerai, nesažininga, nedora, kad žeminti žmogaus orumą yra niekinga ir neteisinga. Prisiminkime jau ir minėtos Patricijos McCormick knygą Parduota, ar Deboros Elis Maitintoja, ar Nadijos Gulam Mano turbano paslaptis, šiuolaikinės knygas pasakojančios apie šiuolaikinėme, ne vakarų pasaulyje vyraujančią neligybę lyties pagrindų, vaikų seksualinį išnaudojimą ir naštą tenkančią vaikams, kai dėl valdžios sprendimų vieninteliais šeimos maitintojais lieka jie, vaikai. Lietuvos ir kitų šalių vaikai, tų šalių, kuriuose vaikų, moterų, žmonių teisės yra gerbiamos, paisomos,
geriau supras, kad jie gyvena tikrai labai geromis sąlygomis. Ir kokios jos yra trapios. Kas būtų, jeigu aš būčiau gimęs ne čia, kažkur kitur pasaulyje? Kaip atrodytų mano gyvenimas? Jeigu aš neturėčiau tų teisių, tų galimybių, kurias aš turiu čia, šiandien, dabar. Ką daryti, kai negali nieką kreiptis pagalbos? Kodėl egzistuoja tokios santvarkos ir papročiai, kurios žemina žmogaus orumą ir netgi atima iš jo gyvybę? Ar galima tai pakeisti? Kaip? Kas yra daroma dėl to? Ar yra kas nors daroma? O ką jau kalbėti apie tą gausybę literatūros, kuri pabrėžia, kaip svarbu, nepaisant įvairių stereotipų ir visuomenės nuostatų, puoselėti savo unikalumą, talentus, kultūrą ir kaip svarbu turėti teisę į savo pažiūras, teisę į privatumą ar teisę taikiai dalyvauti visuomeninėme gyvenime, net jeigu esi vaikas, nors tai dažnai nuvertinama, ką čia vaikas. Bet va štai, pavyzdžiui, pernai pasirodžiusi Indrės Šalčiūtės knyga Lelijos nuodija miestą atkreipia būtent į tai, kaip vaikai, vyresni pradinukai, 11-mečiai, tai gal jau 5-okai, 6-okai, imasi pilietinės iniciatyvos, norėdami pagerinti savo miestelio gyvenimą. Norintiems šiaip daugiau sužinoti apie vaikų literatūros ir teisės klausimus ir skaitantiems angliškai, labai nuoširdžiai rekomenduoju perskaityti anglišką studiją Children's Rights in Children's Literature, parašyta teisininko Jonathano Todraso ir literatūrologės Saros Hickenbotham. Toje knygoje iš tiesų labai išsamei ir daug dėmesio skiriama vaiko teisių konvencijai ir jos sąsajoms su vaikų literatūra, kaip vieni ar kiti aspektai atsispindi kūriniuose ir ko vaikai gali pasimokyti apie vaiko teisės iš tų konkrečių kūrinių. Iki šiol daugiausia kalbėjau apie literatūrą kaip langą į pasaulį. Tačiau nemažiau svarbi funkcija šiuo atveju yra ir būti veidrodžiu. Parodyti vienokiu ar kitokiu aspektu į mus panašius, patiriančius tai, ką patiriame mes. Ne vienas mūsų, turbūt tikrai prisiminsite, kad vienu ir kitu gyvenimo etapu perskaitę tam tikrą knygą, tiesiog su palengvėjimu atsidusome. Ne mes vieni, ne aš vienas toks pasaulyje, viskas su manimi gerai. Yra ir daugiau panašiai galvojančių, yra daugiau išgyvenančių tą patį kaip ir aš. Ir svarbiausia, galima rasti išeitį iš viso to, kaip aš dabar jaučiuosi. Dažnai knygos vaikams ir paaugliams netgi parodo būdus, kaip tas problemas išspręsti, kaip susitaikyti su tuo, kad esi vienoks ir ne kitoks. Kad niekada nebūsi, pavyzdžiui, kaip dauguma, nepakeisi savo odos spalvos, savo lytinės tapatybės, savo kultūros, tikriausiai irgi ne. Būdami suaugę ir turėdami daugiau patirties, mes be abejo tą daugiau mažiau tarsi instinktyviai nujaučiame, bet vaikams, dar tik susipažįstantiems su pasaulio įvairovė ir savo paties išskirtinumais, tas susitapatinimas, atradimas panašių į save yra be galo svarbus. Pati prisimenu, kokią paguodą, kaip sakiau, teikdavo, kai kažką paliesdavo manyje knyga ir jos nutikimai. Taigi, kitaip tariant, knyga gali turėti ir biblioterapinį efektą. Žinoma, tapatintis su knygos veikėjais galima labai skirtingais aspektais, nebūtinai vien patenkančiais po įvairovės aspektu. Tačiau neįmanoma nuneigti, kad tai vis dėlto yra reikšminga. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, judėjimo negalę turinti vaiką, kuris įnikęs į nuotykinės knygas. Vieną po kitos ryja. Tai jo visas pasaulis. Argi jam nebūtų įdomu ir vertinga atrasti bent vieną jo mėgstamo stiliaus žanro knygą, kurioje būtų veikėjų panašių į jį. Tokių veikėjų, kurie nepaisant negalios gyvena labai įdomų ir nuotykių kupiną gyvenimą. Ar skaitydamas vien apie fiziškai sveikus herojus, jis neims manyti, kad tas nuotykių durys, to įdomaus gyvenimo durys jam apskritai yra uždarytos, nes jis yra kitoks. Jis turi negalią. Jis niekada nejudės taip, kaip juda fiziškai sveiki. Taigi tapatinimosi funkcija vaikų literatūroje skirtoje augančioms, besiformuojančioms asmenybėms dar kartą tikrai labai svarbi ir kad
jie galėtų atrasti į save panašių, ne tik kitus pažinti. Ir taip, literatūra tampa ne tik langų į pasaulį, bet ir veidrodžių atspindinčių mus pačius. Žinoma, labai gražu ir pakilu kalbėti, kokia svarbi yra įvairovės literatūra, kaip mes ją turime puoselėti, kaip turime įtraukti į skaitimus su vaikais, kaip turime aptarinėti, kaip gerai, kad toje literatūroje atsiranda įvairių veikėjų, apie kokius anksčiau net nebuvo rašoma. Taip, tačiau kiekviena ideologija, pažiūrų sistema ar panašiai, kad ir kokia yra gera, gali turėti ydų ir pavojų. Ir įvairovės naratyvas taip pat. Pasitaiko, kad į įvairovės spektrą patenkantys personažai imami vaizduoti, pavyzdžiui, pernelyg pozityviai. Lyg žmonės, pavyzdžiui, turintys judėjimo negalę, neurodiversiškumą, esantis kitos rasės ar turintys kokią nors kitą ypatybę, negali būti dygus, negali būti nemalonus, negali turėti silpnybių vien dėl to, kad turi tam tikrą ypatybę. Ir tada tie personažai tampa labai neautentiški, tarsi net ne žmonės. Ne vieno nėra idealaus. Ir kita problema, apie kurią svarsto ir literatūrologai, kad labai dažnai literatūroje pernelyg susitelkiama į būtent konkrečią veikėjo ypatybę ir su tuo susijusius sunkumus. Todėl neatskleidžiama to veikėjo gyvenimo įvairovė, kuri nebūtinai susijusi su tuo kažkokiu atributu, odos spalva, lytinė tapatybė ar kažkuo kitu. Vakarų literatūros pasakojimuose, kuriuose vaizduojami į įvairovės spektrą patenkantys personažai, ypač pastaraisiais metais, vis dažniau ryškinamos ne tų veikėjų augimo ypatybės, sunkumai, problemos. Šie personažai vis dažniau tampa įvairių naratyvų, nuotykinių, detektyvinių, distopinių ir taip toliau veikėjais ir herojais. Taigi jų ypatybės yra pažymimos, bet jos nebetampa esminė kūrinio tema. Jie nėra tik viena ypatybė, bet žmonės turintys įvairių stiprybių ir silpnybių, pomėgių ir taip toliau. Aktualu ir tai, kad į įvairovės spektrą patenkantys personažai, ar tie personažai literatūroje gauna progą įgyti autentišką balsą. Ar atlieka svarbius vaidmenis, o gal pasitelkiami tik kaip antraeiliai, trečiaeiliai netgi personažai dėl paties įvairovės fakto. Lietuvoje tai dar nėra taip aktualu kol kas rinkodaroje, bet užsienyje, vakaruose, jeigu pasižiūrėtume, kaip reklamuojamos knygos, tai vienas iš tikrai svarbių punktų yra įvairovės. Ček, ar yra ar nėra įvairovės toje literatūroje. Viskas gerai, jeigu ta įvairovė tikrai yra kokybiškai, vertingai, įdomiai įtraukta į kūrinio pasaulį. Bet kartais būna, kad tai tiesiog paukščiukas, o tas herojus pasirodo ir dingsta ir jis neįdomus, nei matomas, nei pastebimas. Taip pat svarbu, kad jeigu kūriniuose vyrauja koks nors vienas pasakojimas įvairovės tema, atsiprašau, kad kartais pasakojimuose apie įvairovę ima vyrauti vienas naratyvas, labai panašus ir viskas vaizduojama labai panašiai. Ir tai skaitytojui gali sudaryti klaidingą įspūdį ir suteikti tokias toli siekiančias išvadas apie tam tikrą ypatybę turinčių žmonės. Labai geras pavyzdys yra situacija Lietuvoje apie literatūrą apie žydus. Kokia literatūra pas mus apie žydus yra? Holokaustas. O ką nors žydų tautybės žmonės dar daro gyvenime ar ne? Ar tik holokaustą? Atrodo, kad vienintelis įdomus, vertingas aptarti žydų gyvenimo aspektas yra holokaustas. Bet taip nėra. Ten galima, jų kultūroje taip pat galima rasti gausybę kitokių pasakojimų. Tačiau, kai skaitome vien tik tą ir tą patį, aišku, tai daugybė žmonių domina dėl kitų priežasčių, blogio tema ir taip toliau, bet jeigu visos knygos, tarkim, apie senus žmonės ar negalią turinčius kalbėtų ir vaizduoti tik jų kančias,
kažkokį nuobodų gyvenimą, motyvacijos trūkumą ar dar kažką. Ką ta literatūra sakytų, ko jį mokytų vaikus, kad tie žmonės yra vienapusiški, neįvairūs. Todėl įvairovės literatūros atveju svarbu ir pasakojimų įvairovė. Labai gerai, kad egzistuoja toks, pavyzdžiui, kūrinys kaip Tas keistas nutikimas šuniui naktį, pasakojantis apie paauglį turintį neurodiversiškumą, Aspergerio sindromą. Bet jis yra vienas, jis neatstovauja visų žmonių turinčių Aspergerio sindromą. Todėl ar apskritai kitus autizmo spektro sutrikimus. Todėl mums reikia daugiau pasakojimų, kalbančių apie, pavyzdžiui, Aspergerį, ką kiti išgyvena, kaip jaučiasi. O ypač aktualu, kad tokius kūrinius parašytų ir tie žmonės, kurie iš tiesų turi tą sindromą, pavyzdžiui, nes jie tikrai pajėgų sukurti literatūrą yra. Ir kaip jie iš savo autentiškos patirties parašytų, ne tik kaip žmonės neturintis to sindromo gali pamatyti, skiriasi tie dalykai, kaip mes išmokstame ir kaip mes patiriame. Nenuneigiant ne vieno pasakojimo vertės, kokybės ir taip toliau, bet skirtingi požiūriai gali tikrai labai stipriai praturtinti. Taigi, kaip sakiau, labai svarbi įvairovės temų įvairovė pati, tų pasakojimų įvairovė. Ir šiuo dalyku jau turi rūpintis labai stipriai ir mokykla, edukatoriai, bibliotekininkai, taip pat tėvai, padėti vaikams atrasti tas knygas, nes knygų per metus išleidžiama tikrai daugybė. O kiek dar seniau išleistų, kaip tarp jų susigaudyti, atrasti vaikui, kuris apie tą literatūros pasaulį nutokia dar tik gana miglotai. Jis žino, jam patiko Haris Poteris, gal jam patiko Bado žaidynės, gal Tas keistas nutikimas šuniui naktį, gal kažkokia kita knyga, o kaip jam kitų panašių pasakojimų surasti. Ir taip pat čia labai aktualus ir kritinio mąstymo ugdymas, skaitytojų atsakomybės ugdymas ir taip toliau. O jau visai eidama į pabaigą, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad visų pirma, literatūra turi būti pasiekiama. Ypač ta, kuri liečia jautrius, sudėtingus ir nevienareikšmiškai vertinamus ir labai dažnai suaugusiuosius trikdančius klausimus. Kaip turbūt žinote, ir Lietuvoje bei vakaruose yra vaikų jaunimo knygų cenzūros atvejų. Tiesmukiškesniais atvejais knygos tiesiog cenzūruojamos valdžios, kaip, pavyzdžiui, nutiko Lietuvoje su Neringos Dangvydės knyga Gintarinė širdis, kaip tebevyksta Vengrijoje, Amerikos mokyklose ir panašiai. O kartais knygos išstumiamos iš lentynų šiek tiek subtilesniais, mažiau pastebimais metodais, kai tam tikros knygos tiesiog yra pašalinamos iš atvirų, pavyzdžiui, bibliotekos fondų, neperkamos ar nesiūlomos jauniesiams skaitytojams. O tai apriboja vaikų ir paauglių teisę informaciją ir gali turėti neigiamų socialinių padarinių, didinti informacinę atskirtį. Lengva pasakyti, kad jeigu labai nori tam tikros knygos, eik ir nusipirk. Bet jau puikiai suprantame, kad tikrai ne visi išgali įsigyti knygą, ypač šiomis dienomis, kai jų kainos tikrai labai nemažos, ypač jeigu kalbame apie vaiką. Ir tuo labiau ne visada vaikas žino apie tą konkrečią knygą. Gali dominti tam tikrą temą ir jis gali ateiti pas mokytoją, bibliotekininką, kitą edukatorių, tėvus ir paprašyti, aš norėčiau kažką apie tai paskaityti. Bet jeigu mes uždarome tas duris, vaikas lieka be knygos. Ir čia reikia prisiminti, kad vaikas turi teisę gauti informaciją. Ir viena iš vaiko teisių konvencijos punktų sako, kad vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas, nepaisant sienų, žodinę, rašytinę arba spausdintinę formą, meno kūriniais ar kitais vaiko pasirinktais būdais, nebent tai būtų žalinga valstybės saugumui, viešai tvarkai, gyventojų sveikatai ir panašiai. Užsiemant knygų cenzūra, ta labai akivaizdžia arba ta švelnesnėje, mažiau pastebima, mes apribojame ir suaugusiųjų teisę ugdyti savo vaikus taip, kaip jie nori pagal savo šeimos, kultūros, pažiūras, įsitikinimus ir moralę.
Kalbėdama iš savo patirties ir to, ką girdžiu bendraudama su vaikais, kartais ir paaugliais, tai galiu pasakyti, kad knygų, kad ir kaip jos kartais mus trikdo, bijoti nereikia. Tai, ką vaikai ir paaugliai randa knygose, palyginus su tuo, ką jie susiranda internete, yra toks mielas, pūkuotas kačiukas, kurį norisi glostyti ir glostyti. Skirtingai nei ta galybė informacijos ir vaizdų internete, literatūra skaitytojo nepalieka vieno. Jis suteikia kontekstą, daugiau ar mažiau aišku moralinį situacijos vertinimą, poelgių įvertinimą ir aišku yra rašoma ir leidžiama taip, kad atitiktų tam tikro amžiaus vaikų ar paauglių amžiaus raidos ypatybės ir poreikius. Skaitydami, pirkdami, rekomenduodami vaikams ir kartu aptarinėdami tą įvairovės žmogaus teisų literatūrą, mes galime prisidėti ir prie tokios literatūros gausėjimo. Nes kad ir kaip kartais kalbame, kad tokių kūrinių vis atsiranda, pažymime juos, tačiau jų nėra daug. Tiesa, Lietuvoje tokios statistikos neturime, tačiau, pavyzdžiui, Amerikoje daromi tyrimai paprastai rodo, kad knygų vaizduojančių žmonių įvairovė, pavyzdžiui, nebaltuosius, paprastai būna gerokai mažiau negu knygų vaizduojančių įvairius gyvūnėlius. O ką jau kalbėti apie kažkokias kitokias žmonių ypatybės, kitokias kultūras ir taip toliau. Kaip sakau, Lietuvoje statistikos nėra, bet kadangi aš peržiūriu beveik visas knygas grožinės, kurios išeina per metus vaikams, galiu pasakyti, kad pas mus skaičiai dar liūdnesni būtų negu Amerikoje. Tikrai tos įvairovės yra labai mažai ir leidėjai dažniausiai renkasi leisti ir versti saugias, universalias istorijas, be didesnės specifikos. Paaugliams šiek tiek jau daugiau atsiranda, bet ypač vaikams tokių knygų trūksta. Tai ačiū labai, kad išklausėte mano šito srauto. Aš labai džiaugiuosi Vaikų žemės ir mokyklų tobulinimo centro projektu Įvairovės biblioteka. Tikiuosi, kad jame rasis daugiau, dar įdomesnių kūrinių ir paliečiančių įvairiais rakursais įvairovės temas. Ačiū labai jums visiems. Aš sėdėsiu, kadangi taip kitaip nematysiu ekraną, tai tikiuosi jūs mane matote ir girdite, pasistengsiu kalbėti gal garsiau, jeigu ką. Tai ačiū Justinui už pristatymą, mano vardas Artur, aš esu mokytojas, dirbu su vaikais, kurie turi specialių ugdymosi poreikių ir kita mano darbo sritis yra renkuosi mokyti programa ir šiandien užduosiu savo ir jums tokį klausimą: žmogaus teisų švietimas ir įtraukusis ugdymas, kaip vienas gali padėti kitam. Tai yra iš esmės, kaip Justinas pasakė, mane labai domina įtraukio ugdymo tema ir dirbdamas su vaikais, kurie turi negalią, pamačiau, kad iš tikrųjų žmogaus teisų idėja, ta savoka, patys principai žmogaus teisų gali labai padėti mums diegti įtraukią kultūrą mokyklose. Kitaip sakant, labai daug iššūkių mokyklose kyla dėl mokinių įvairovės, ne vien iš metodinės arba didaktinės perspektyvos, bet iš to požiūrio, su kuriuo mes ateiname į mokyklas, su kuriuo ateina mokiniai į mokyklas ir žmogaus teisų tema, žmogaus teisų idėja gali mums padėti būtent artėti link to kokybiško ir įtraukaus ugdymo. Ir visada yra tokia, bent jau man problema, kai reikia paruošti kažkokį pranešimą, tai galvoju, nuo ko pradėti. Tai šiandien taip truputį susireikšminęs pradėsiu nuo savęs ir papasakosiu jums tokias kelias istorijas susijusias su manimi. Tai gal kas žino, čia matau tiesiog kelis žmonės iš renkuosi mokyti, tai žino, kad mano kelionė į švietimą buvo truputį vingiuota. Tai yra, ne iš karto aš sugalvojau būti mokytoju, po mokyklos sugalvojau įstoti į medicinos fakultetą ir ten studijavau medicinos mokslus, visuomenės sveikatą.
nes galvojau, kad tai bus gal būdas padėti žmogui. Na, kažkaip taip. Ir mes studijų metu turėjome nemažai paskaitų ir praktikų ligoninėse. Ir iki šiol prisimenu būtent vieną praktiką arba paskaitas, kai mes atvažiuodavom į ligoninę, didelę ligoninę, ir mus pasitikdavo profesorius, rimtas chirurgas, ir jis visada eidavo koridoriaus priekyje, mes iš paskos visi, ir vyko paskaitos. Ir aš prisimenu vieną tokį rytą, kai mes atvažiavom, jis sako, nu tada dabar einam mokytis. Ir jis mus veda, mes iš paskos jo einame kaip ančiukai, jis mus veda per koridorių ir atidaro vieną palatą, jūs viską matot gerai, atidaro palatos duris ir maždaug, dabar konkrečiai nepacituosiu, bet pokalbis jo, arba iš esmės jo monologas vyko maždaug taip. Na, žiūrėkite, čia guli kepenų cirozė, vakar buvo operacija, tokie ir tokie rodikliai, tokios ir tokios pasiekmes. Na, kaip bus toliau, nežinia. Uždaro duris ir einam toliau. Ir tiesą pasakius, man tas momentas buvo, man jis labai įsirėžė, aš jau tada neprisimenu, kas vyko toliau, nes aš tiesiog galvojau, kaip dabar toje lovoje jaučiasi ta gulinti kepenų cirozė. Ne, kepenų cirozė, kuri tikėtina, kad buvo kažkieno vyras, kažkieno tėtis, galbūt turi paskolą, kurią reikia išmokėti, galbūt turi kažkokių planų, galbūt gailėsi dėl savo gyvenimo būdo, dėl kurio jam dabar reikia gulėti kaip kepenų cirozė ir taip toliau ir panašiai. Ir aš, žodžiu, pagalvojau, kaip paprasta kažkokį žmogaus bruožą, kažkokią jo savybę, taip maksimalizuoti, kad tu nustoji matyti žmogų. Ne, tu nustoji matyti žmogų. Ir tikrai nebandžiau apkaltinti to chirurgo, kurio užduotis buvo išgydyti tą kepenų cirozę, pašalinti, kažkaip išgelbėti tos kepenis. Bet tada pagalvojau, kažką čia reikia keisti. Ne? Čia, jeigu norim padėti žmonėm, tai reikia apskritai keisti tą požiūrį, kaip mes žiūrime į žmogų, ne? Toj pačioj medicinoje ir panašiai. Tai pirmas dalykas, kurį norėjau čia dabar papasakoti, tai yra apie tai, kaip kartais mums kažkokia kitokia žmogaus savybė gali trukdyti pamatyti patį žmogų. Ne? Ir tas yra labai aktualu mokykloje. Tai gerai, tai supratau, kad pati medicina nepadės man padėti kitiems žmonėms ir tada pažinau tokią mokslinę discipliną, kuri vadinasi bioetika. Tai yra iš esmės medicinos filosofija arba etikos sritis, praktinė filosofijos kryptis, kuri nagrinėja įvairias dilemas, kurios kyla medicinos moksluose ir gyvybės moksluose. Ir prieš tai dar tiesiog, atsiprašau, norėjau parodyti, aš taip painiai kalbėsiu šiandien, bet gal jūs turėsit kantrybės kažkiek iškentėti. Bet buvo tokia nuostabi socialinė reklama, kuri kartais kažkur dar grįžta, netgi pakabina ją viešose erdvėse. Būtent tai yra tai, ką aš kalbėjau, ne? Kad kartais kažkokia savybė užgožia mums visą žmogų, o mes turėtume mokytis ir formuluoti būtent tą gebėjimą, tą, nežinau, kompetenciją, dabar populiarus žodis, ne, ugdyti kompetenciją, matyti žmoguje žmogų, taip, matyti jo savybės, matyti jo gebėjimus, bet ir patį žmogų. Tai ta socialinė reklama arba projektas Aš nedaunas, aš žmogus, nes pavyzdžiui, jeigu tu sergi vėžiu, tai tu nesi vėžys, ne? Yra labai reikšminga kuriant santykių ir kuriant mezgant pokalbį su vaikais, ne? Kai kyla kažkokios konfliktinės situacijos. Grįžkime prie tos mano sekančios antros istorijos apie mane. Tai nutariau po savo bakalauro studijų pasigilinti į medicinos filosofiją, bioetiką.
Ir tos studijos vyko užsienyje ir ten stojimo principas buvo šiek tiek kitoks negu pas mus. Pas mus dažniausiai tu tiesiog pateiki diplomą, ten žiūri į tavo vidurkį ir arba priima, arba nepriima, ten arba įmokamai, arba neįmokamai. Į šias studijas reikėjo, tam, kad galėtum įstoti, buvo pateiktas temų sąrašas ir literatūros sąrašas ir tu turėjai pasirinkti kelias temas. 2 temas ir susipažinti su literatūra, kuri buvo pateikta tame sąraše, ir tada važiuoti į komisiją, sudalyvauti atrankoje, kur turėjai apsiginti savo, tiesiog pristatyti savo požiūrį į tas temas, komisija užduodavo tau klausimus ir tada tu kažkaip renki ten taškus ir tada tau pasako, ar tu patenki į tas studijas ar ne. Tai čia ne esmė yra apie tai, kaip vyksta priėmimas, bet kai aš gavau tą sąrašą temų, tai taip kažkaip pažiūrėjau ir man vėl taip labai iki šiol prisimenu tą jausmą, kaip įstrigo, bet sakyčiau, tai netgi neigiamai įstrigo viena tema, kuris skambėjo kaip klausimas ir tai buvo klausimas, kas yra normalu. Ir galvoju, kas čia per klausimas? Ta prasme, kur čia filosofija, kur čia medicina, ta prasme, savaime aišku yra, kas yra normalu. Ta prasme, tai, kas yra normoje, tas yra normos ribose, tas yra normalu. Dar paklauskit, kas yra nenormalu. Bet, dėl to tokio jausmo, kad čia per temą pagalvojau, gerai, pasigilinsiu ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad šita tema mane lydėjo didžiąją dalimi per visas tas studijas, nes supratau, kad nėra labai paprasta atsakyti į klausimą, kas yra normalu. Nežinau, šiaip galiu jūsų paklausti, kas yra normalu. Aš čia buvau paruošęs mintį nuorodą, bet gal gyvai mūsų čia nėra minios didelės. Kaip jūs dabar atsakytumėt, bet norėtumėt įstoti į tas studijas, tai kas yra normalu? Viskas, kas neperžengia ribų. Kas neperžengia kokių ribų? Kada tavo laisvė patampa didelė laisvė, jeigu yra peržengtos ribos. Jo, ačiū. Kas dar? Vidurkis, jo, va čia netgi šitą nuotrauką rodo, ne, kad vidurkis kažkoks. Fizinės ypatybės, bet ir moralinės kažkokias. Kai kažkoks vidurkis atrandamas, kuris neva yra norma, o nuo jo nusižengiantis vieną ir kitą pusę yra jau tarsi nenormalus. Aha, jo, kažkoks vidurkis, taip. Normalu yra tai, kas yra mūsų norma, taip. Jo, labai. Tai, kas yra suformuota, o tai iš esmės yra tai, kas mums yra pažįstama ir mums įprasta. Ir jeigu kažkur kažkoks yra nuokrypis, tada iš karto sakome, ne, tai yra nenormalu. Kažkokia ranka. Kraštutinumių vidurkis, ne? Kaip čia supras, nelabai? Tai, kas yra kraštuose, tai yra norma. Taip? Tai yra nenorma. Jo, tai iš tikrųjų, tai tas klausimas, kas yra normalu, turi labai skirtingas perspektyvas. Ne? Man būtent kaip žmogui, kuris išėjo iš medicinos fakulteto, ne, buvo labai aišku. Ne? Yra rodiklių rėmai nuo A iki Z, ten hemoglobino ribos yra normoje ir nenormoje, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar jau neprisiminsiu tų normų, bet jeigu hemoglobino norma yra nuo 10 iki 20, tai jeigu mano kraujo tyrimas rodo 20,1, tai aš jau nenormalus ar dar normalus, ne? Arba, pavyzdžiui, turėti daug žmonų vienu metu, tai yra normalu ar nenormalu? Lietuvoje nenormalu, bet kitoj kažkoj kultūrai nuvažiuosiu su viena žmona, tai pagalvos skurdžius kažkoks, kaip čia jis gyvena, ir ta žmona nelaiminga, ir jis nelaimingas, kažkaip ne taip, ne? Arba pavyzdžiui, nešioti akinius yra normalu ar nenormalu? Bet žinokit, ir dabar medicinos požiūriu tai yra nenormalu. Tai yra defekto taisymas. Ne? Tai aš esu nenormalus, nes aš be akinių nematau. Bet mums
tai yra nusistovėjusi norma, ne? Mes priimam tai kaip kažką, kas yra normalu, ne? Kas yra priimtina. Ne? Mes tą normą suvokiam kaip tai, kas man tinka, man patinka. Ir iš esmės bėda yra tai, būtent, kad jeigu mes kalbėtume apie normą kaip apie tai, kas yra pažįstama ir įprasta, tada yra tam tikra rizika, kad tam tikri dalykai lieka užribyje. Ne? Ir visuomenėje, kurioje normos ribos yra labai siauros, yra du pavojai. Pirmas dalykas, kad labai daug žmonių tiesiog bus atmestų iš tos visuomenės, bet šita rizika yra visada reliatyvi, nes gali taip nutikti, kad galiausiai ir aš tapsiu už normos ribų, jeigu mano normos bus siauros. Ne? Ir čia yra, įdėjau tokį paveikslą, kuris yra, mano manymu, gera iliustracija naujam normos suvokimui švietime. Mes ilgą laiką gyvenime architektūroje buvome įpratę, urbanistikoje, kad, pavyzdžiui, miestas yra projektuojamas pagal tam tikrus standartus ir kai yra sankryža, yra šaligatviai, yra tie lietuviški bordiūrai, ne, slenksčiai. Ir mums tai buvo įprasta, kai tu prieini prie slenkščio, ne, nori pereiti gatvę, turi laukti, tai yra tam tikra riba ir panašiai. Bet toks projektavimas aplinkos, kuris jis yra normalus daugumai, bet ne visiems. Ir kai urbanistai, tai yra miesto architektai, jie pirmieji pagalvojo, o kas būtų, jeigu mes tą slenkstį nuleistume? Ne, ar kažkam tai pakenktų? Pasirodo, kad ne, tai nepakenktų. Tai sukurtų aplinką, kuri būtų labiau universali visiems. Tai nėra pritaikymas. Mes kartais mokykloje kalbam apie aplinkų pritaikymą, ugdymo programų pritaikymą, adaptavimą ir taip toliau, bet tai nėra pasiaukojimas dėl kažkokios socialinės grupės, pavyzdžiui, žmonių, kurie juda su neįgaliojo vežimėliu. Ne? Ne, jeigu mes perėję nuleidžiame slenkstį, tai yra patogu visiems. Dviratininkui, mamai, kuri važiuoja su vaiku vežimėlyje, tam pačiam žmogui, kuris turi judėjimo negalią, senyvo amžiaus žmogui, kuriam sunku kilnoti kojas, tokiam žioplam žmogui kaip aš, kuris pereina per perėją su telefonu ir yra rizika, kad užklius už to slenkščio, jeigu jo nebus, yra saugiau ir taip toliau. Ne? Tai yra aplinka, kuri iš esmės pakeitus aplinką, norma plečiasi. Ne? Ir normos mato vienetų tampa universalumas. Kaip ta aplinka, kaip mūsų susitarimai, kaip mūsų santykiai vieni su kitais yra universalūs, nepaliekantis kažko užribyje. Ne? Tokie, labai daug architektūroje yra užslėptų mūsų normų. Pavyzdžiui, anksčiau bibliotekas, ypač romų tautų, ne romų, romėnų kultūrose, bibliotekas buvo įprasta statyti ant dirbtinių kalnų, kur būdavo daug laiptų. Ne? Ką tai reikšdavo? Kad semtis išminties gali tik tai stiprus, galingi, turintis jėgų įlipti tais laiptais. Ne? Ir jeigu tu, pavyzdžiui, turi judėjimo negalią, tu negali įeiti į tokią biblioteką. Ne? Kartais netgi poliklinikas taip statydavo, kad poliklinikas turi įeiti su daug laiptelių. Ne? Tai jeigu tu sergi, tai neįki polikliniką, kitaip sakant, ko tu ten eiti. Jeigu mes reguliuojame sankryžų šviesas tik tai šviesoforais, tai mes pasakome, kad aklieji žmonės, ko jūs einate į gatves, sėdėkit namuose, ką jums ten daryti? Ką jums ten daryti? Jūs neturit ką veikti. Ne? Ir kai mes jungiam signalą, prie tos reguliavimo mes suvokiam, kad visi yra laukiami šitoj erdvėj. Ne tik tai tie, kurie gerai mato. Tai
nauja normos samprata švietime, mano siūlymas taip suprasti normą švietime yra universalumas. Ir čia truputį pasinaudosiu eteriu. Tai labai rekomenduoju neseniai išleistą leidinį Universalaus dizaino mokymuisi gairės. Jos yra prieinamos PDF formatu internete. Ir būtent tai yra ugdymo, tai yra požiūris į ugdymą, ne? Kad ugdymosi aplinka, ugdymosi procesas turi būti taip projektuojamas, tai yra taip kuriamas, kad jis tiktų kiekvienam vaikui. Kitaip sakant, mes kurdami mokyklą, kurdami pamokos planą, kurdami veiklas, užduotis, turime savo užduoti klausimą, ar šita užduotis tikrai tinka kiekvienam vaikui, ar joje nėra užkoduotų kažkokių barjerų, kuriuos juos pakeitus, ta užduotis arba ta mano norma prasiplėstų. Ir trečioji istorija, aš taip suprantu, kad aš jau išnaudojau savo laiką, bet trečioji istorija yra apie pingviną, nes ji jau yra apie mano ateimą į mokyklą, nes po to, kai aš pastudijavau medicinos filosofiją, supratau, kad visa ko pradžia yra mokykla. Mokyklose formuojasi būsimieji filosofai, mokykloje formuojasi būsimieji gydytojai ir taip toliau ir panašiai. Ir tada atėjau dirbti į specialią mokyklą. Ir specialioje mokykloje būtent atradau, kaip aš esu neįgalus. Tai yra, supratau, kad aš turiu negalią. Pavyzdžiui, aš nesuprantu, kaip bendrauja žmonės, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Aš esu neįgalus, nes neturėjau progų pažinti to bendravimo ypatumo. Pirmasis pusmetis mano darbo specialioje mokykloje buvo apie tai, kad aš baigdavau pamokas ir grįždavau namo su tokia mintimi, kodėl jie manęs nesupranta. Juk taip gerai paruošiau tą pamoką, paruošiau tas užduotis, viską. Taip netgi įdomios tos pamokos, o jie nieko nesupranta. Ir lūžis, nes mane tas pusmetis labai vargino, lūžis įvyko tada, kai aš sugalvojau, nežinau kodėl, bet sugalvojau užduoti savo klausimą. Ne tokį, kad kodėl jie manęs nesupranta, bet kai uždaviau savo klausimą, o kodėl aš jų nesuprantu. Tai yra, ko aš nesuprantu, ne? Tas perspektyvos pakeitimas. Ir tada supratau, kad mano šnekėjimas, taip kaip aš jiems noriu iškomunikuoti, tai nėra jų būdas iškomunikuoti arba kažką suprasti. Ir aš vadovaudamasis tuo, kas man yra normalu, visiškai juos ištrėmiu. Ne, aš sakau, jie nieko nesupranta, jie yra neįgalūs. Tai prie ko čia dabar tie pingvinai? Kažkada su savo mokiniais praeitais metais buvau išvykęs į stovyklą prie jūros, į Klaipėdą. Ir prie Klaipėdos mes buvom buvom daug vietų, bet noriu čia papasakoti apie tokius du dalykus. Dar prieš tai kitą dalyką noriu papasakoti. Kartais, kai susitinku su mokyklom, su mokytojais, pateikiu joms tokį pavyzdį, gal jūs matėte tokią karikatūrą, dabar jo neįdėjau, bet apie tai, kad mokytojas pingvinui sako, įlipk į medį. Ne? Ir pasakiau mokytojams įsijausti į šitą vaidmenį. Tai yra, pasidalinkite, kokie jums jausmai kyla, kai įsivaizduokit, kad jūs esate tas pingvinas, kuriam reikia įlipti į medį. Ir viena mokytoja atsistoja ir tokia visiškai bejėgė, tokia sako, žinokit, aš jaučiuosi visišką nevykėlę, aš jaučiuosi visiškai niekam tikusi. Vat stoviu prie to medžio, stoviu prie to mokytojo ir suprantu, kad aš esu niekam tikusi. Nei aš sparnų turiu, kad įskrisčiau, nei aš normalių pirštų, rankų, pėdų, nagų neturiu, kad kažkaip įsikipčiau tą medį. Nieko aš neturiu. Mano kūno forma yra netokia. Viskas su manim yra tiesiog ne taip. Ir va tada aš prisiminiau savo kelionę su vaikais į Klaipėdą, kur mes buvome jūros muziejuje.
ir mums gidė pasakojo apie pingvinus. Ir kai jį pasakoja apie pingvinus, jis sakė maždaug taip, kad pingvinai yra tobuliausi sutvėrimai savo aplinkai. Sako, jų kūno sudėjimas apsaugo juos nuo traumų. Netgi mes galim iš jų pasimokyti, kaip judėti, kai yra pavojinga. Sako, jų kūno spalva yra taip sudėta, kad iš viršaus jų nemato plėšrūnai, iš apačios jų nemato jų aukos. Kitaip sakant, jie gali sugauti žuvis ir sugauti savo maisto, bet nepakliūti į pavojų kitiems, kurie nori pagauti tuos pingvinus. Sako, jie taip turi tokią kūno formą, turi tokius audinius, kad jie tiesiog gerai ir saugiai jaučiasi savo aplinkoje. Ir pagalvojau, kaip gali skirtis ta perspektyva. Čia stovi pingvinas prie medžio, kuris sako, aš visiškai esu niekam tikęs, bet iš esmės tas pingvinas yra tobulai sukurtas, tobulai sutvertas. Ir kitas dalykas, apie pingviną su tais pačiais vaikais mes buvom toj pačioj stovykloj ir kitą dieną nuvarėme į zoologijos sodą Klaipėdoj, yra kažkoks didelis. Mes nuėjom į tą sodą ir tik įžengėm į teritoriją ir ten bėgioja kažkokie penktokai, nežinau kelintokai, šiaip man nepažįstami, penktokų, šeštoko amžiaus vaikai. Ir jie mus pamatė, tai buvo, sakau dar kartelį kartoju, kad mes tik užėjom į zoologijos sodą. Jie mus pamatė ir toks vienas vaikinukas vieną pagauna ir iš karto sako, o žiūrėk, debilai atvažiavo. Ir mokytojas šalia jų stovi, sako, einam, ne? Ir tai yra tikriausiai dalykas, kurį ir noriu pasakyti, kodėl yra, nes čia galima pradėti ieškoti kaltų, kas yra kaltas, kad jie tai pasakė, ne? Kas ką padarė, ne? Tikėtina, kad ne mokytojai juos išmokė taip kalbėti. Ne? Kadangi mes esame iš švietimo, tai mes tikriausiai turėtume užduoti klausimą, ko mes nepadarėme, kad jie taip nekalbėtų. Ko mes nepadarėme, kad jie pamatė kitaip atrodantį žmogų. Priminsiu, kad mes tik užėjome. Vaikai nieko keisto nepadarė, nieko jų nepaklausė, kiek bus 2 × 2 ir jie pasakė 6, ne. Jų nieks nepažinojo, bet tiesiog pamatė ir sako, o, debilai atvažiavo. Ir man kyla klausimas, ką reikia daryti, kad kitą kartą, kai mane kitas žmogus pamatys mane, nepasakytų, o, debilas atėjo, o, debilas atvažiavo, ne? Tai čia yra dalykas, kuris, man atrodo, labai yra svarbus, kalbant apie įtraukųjį ugdymą, nes įtraukiajame ugdyme įvairovė didėja. Tiesiog, statistika mums rodo, Justinai, atsiprašau labai, jau aš baigiu, visko neparodysiu, bet statistika mums rodo, kad įvairovė mokyklose didėja. Taip? Didėja žmonių su negale, auga visuomenė ir šiaip, auga pabėgėlių, ne, ukrainiečių kiek daug dabar turime. Tai yra irgi įvairovės padidėjimas. Grįžta migrantai, ta prasme žmonės, kurie yra lietuviai, bet nepažįsta lietuvių kalbos iš užsienio. Tai yra irgi įvairovė. Vis didėja kultūrinė įvairovė. Ne? Mes sakom, kitų tikėjimų žmonių mokyklose, kitų kultūrų, kitų įsitikinimų. Ir tas įvairovė auga, o vaikai mokyklose, ir tą rodo tyrimai, neranda savo vietos. 3/3 Lietuvos mokinių mokykloje jaučiasi svetimi. Kitaip sakant, jie ateina į mokyklą ir galvoja, nieks manęs čia nelaukia. Aš esu ne savo vietoje. Ne? Tai kaip ir Justinas pasakė, kad labai svarbu įtraukųjį ugdymą suvokti ne tik tai kaip apie žmonių su negale integravimą į ugdymo procesą, bet apskritai apie tokį ugdymą, kuris padėtų mums vertinti įvairovę kaip privalumą. Ir todėl mes sakome, kad įtraukusis ugdymas apima visus vaikus, kiekvieną vaiką, ir tai yra mokykla kiekvienam vaikui. Kitaip sakant, tai yra ugdymo paradigma, besiremianti nuostata, kad įvairovė yra visuomenės norma, o žmonių tarpusavio skirtumai yra visuomenės potencialas. Tai, kad mes esame skirtingi, tai nėra neigiamybė.
Ir gebėjimas, būtent labai svarbu, ir čia gali padėti mums literatūra, įvairovės literatūra, žmogaus teisų pačios idėjos. Aš netgi nekalbu apie tai, kad reikia vaikus mokyti, kokios yra žmonių teisės. Ne? Tai nėra teisinių aktų nagrinėjimas. Aš prisimenu savo pilietiškumo ugdymo pamokas, kai vadovėlė atsiverti ir turi nurašyti hartiją kažkokią ir tada per kontrolinį darbą tą hartiją atgaminti. Ne? Tai nėra žmogaus teisų švietimas. Žmogaus teisų švietimas yra leisti kitam vaikui patirti kitokią perspektyvą. Tai yra patirti kitokiškumą, patirti buvimą kitokiu. Ir kai tu patiri buvimą kitokiu, tau kyla klausimai, o kaip aš elgiuosi su tuo kitokiu. Ne, aš pats tampu kito žmogaus vietoje, tada man paprasčiau yra atsakyti į klausimą, o kaip aš turėčiau elgtis su tuo kitu. Ne, kaip aš nenorėčiau, kad su manimi elgtųsi, kai aš būsiu kai aš būsiu kitoks. Ne, kai aš būsiu kitoks. Tai tiesiog čia viską praleisiu, ačiū Dievui. Bet va šitą dar norėčiau galbūt papasakoti. Žmogaus teisų švietimas neapsiriboja teisų ir įsipareigojimo kito asmens atžvilgių pažinimu. Tai labiau įrankis įgalinantis įvairovėje atrasti tai, kas mus vienyje, o neskiria. Skirtumai kelia įtampas ir veda link konfliktų tada, kai nesusitariama dėl bendrų vienijančių principų. Ir va čia, kas yra tie gali būti mums bendri vienijantis principai. Žmogaus teisų koncepcija gali padėti mokiniams suprasti, kad kitoniškumo nereikia nugalėti. Nereiškia, jeigu aš susitinku su kažkuo, kuris galvoja kitaip, kuris tiki kitaip, kuris atrodo kitaip, tai tam, kad aš išlikčiau, aš neturiu jo nugalėti. Ne? Mes galime abudu būti skirtingi. Teisės kaip gairės padedančios mokiniams suprasti tuos principus, o taip pat egzistuojančius stereotipų klaidas, analizuoti savo nuostatas ir formuoti įgūdžius, padedančius suprasti kito perspektyvą. Tai ypač aktualu šiuolaikiniai heterogeniniai mokyklai. Ir kalbant apie literatūrą, kuri įgalina įtraukti, tai labai rekomenduoju tikrai susipažinti su įvairovės literatūros bibliotekos metodikomis, jas kažkaip skatinti kitus, tiesiog tas knygas paskaityti. Nes kas yra svarbu, čia jau kalba, kartais mane mokytojai klausia, tai kaip su tais mokiniais kalbėti apie negalią? Tai sakau, nežinau, bet tik jokių būdų neaiškinkite vaikams, kaip reikia elgtis su vaiku, kuris turi negalią. Arba jokių būdų nekurkite dirbtinio tokio pranašumo. Jis yra neįgalus, tu turi jam nusileisti. Kodėl aš turiu jam nusileisti? Jeigu jis mane lupa, ne, tai klausimas ne tai, kad tu nusileisk, bet klausimas, kaip aš turiu elgtis. Ne? Tai klausimas dabar, jeigu tau vaikas, kuris turi autizmą, trenkia, tai ar gerai yra trenkti jam atgal? Gal negerai. Tai ką man reikia padaryti? Kokiu būdu sustabdyti šitą agresiją? Ne? Tai yra žmogaus teisų konceptas. Kai aš nesakau, kad aš turiu pakęsti kitą. Ne? Nediskriminuoti, tai yra turėti pakantos kitam. Nežinau. Ne? Tai yra labiau suprasti. Ne? Suprasti. Tai tiesiog literatūra padeda ne tai, kad pateikia gatavus atsakymus, o jį padeda įsijausti į tą kažkokią kitokią, man visiškai nepažįstamą perspektyvą. Ir kai aš tą paragauju, tada kūrėsi labai unikalūs atsakymai. Jeigu mes pasakysime vaikui, nesijuok iš žmogaus, kuris, nežinau, turi kitokį tikėjimą, tas taip automatiškai nesigaus. Bet jeigu jis patirs, supras, paskaitys apie kažkokį žmogų, kuris turi kitokį tikėjimą, kuris atrodo kitaip dėl savo įsitikinimų, ne, dėl šeimos įsitikinimų. Aš galiu suprasti, kad tai tiesiog man jau tampa nebejokinga ir man nereikia aiškinti, kad iš to nereikia juoktis. Ne. Jeigu kažkas plasnoja rankomis, kai yra daug žmonių,
Man tai gali atrodyti, žinoma, kad juokinga. Bet kai aš pabandau suprasti, kad tai yra būdas tam žmogui nusiraminti labai stresinėje situacijoje, tai aš suprantu, kad ir ašgi ieško įvairių būdų, kaip nusiraminti. Tai va, tai tikriausiai tiek. Čia jau viską nepripasakosiu, atsiprašau labai už šitą visą. Vieną kartą tik tai, kai aš atvažiavau pas penktokus vienus progimnazijoje ir jie kaip ir žinojo, kad aš būsiu svečias etikos pamokoje ir jie taip, tai kas čia bus? Ir viena mergaitė sako, tai kalbėsime apie negalę, o kita jie atsako, baigtų, ne, kalbėsime apie mus. Ne? Tai va, čia, žinoma, aš apie savo tą perspektyvą, apie negalios fenomeną ir negalios kaip įvairovės elementą, bet čia yra visur, ne? Kartais yra svarbu nekalbėti apie kitokį žmogų, bet kalbėti apie mus. Apie mus. Tai va, tai linkiu drąsos kalbėti, nebūtinai ateiti į pamoką su gatavais atsakymais, bet žmogaus teisių idėją, įvairovės literatūros knygas ir ras kitas metodus naudoti kaip erdvę išsikalbėjimui. Va, aš išsikalbėjau, sakykim, ir užteks. Ačiū labai. Tai aš gal pabandysiu taip. Yra du dalykai, apie kuriuos noriu papasakoti. Vienas dalykas yra projektas, kurio rėmose buvo sukurta biblioteka. Kaip minėjau, tas projektas vadinosi Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms. Ir daugelį iš tokių filosofinių priežasčių, kodėl mes pradėjome šį projektą, papasakojo apie jas ir Artur, ir Eglė. Mums rūpi du dalykai. Vienas dalykas – pagarba žmogui, koks tas žmogus bebūtų, abipusė pagarba, be abejonės. Ir kitas dalykas, čia jau daugiau vaikų žemėje galbūt, rūpi tai, kad nuolat girdime kalbas, vaikai neskaito mokykloje. Ypatingai tai aktualu vaikams išėjus iš pradinių klasių, kai jie dar yra vieno mokytojo rankose ar mokytojos rankose, kai jie dar tą mokytoją ar mokytojas savo iniciatyvą manome, kad nėra tyrimų, bet manome, kad dažniau supažindina vaikus su šiuolaikinė jiems skirta literatūra. Bet kai tik vaikai išeina iš pradinės mokyklos, papuola į daugia dalykinę tokį konvejerį, jų santykis su literatūra tampa atsiskaitomojo pobūdžio santykių. Nėra tokių tyrimų, bet yra mūsų tokia nuojauta. Bet kuriuo atveju mes manome, kad vaikai turėtų skaityti ir pažinti literatūrą, kuri yra kuriama dabar ir kuri tyrinėja klausimus, kurie aktualūs yra jiems. Kaip Arturas minėjo, mes iš tikrųjų gyvename visuomenė, kuri labai keičiasi, joje tas homogeniškumo aspektas, kuris vyravo, nežinau, daugelį dešimtmečių, gal ne šimtmečių, bet dešimtmečių Lietuvoje, jisai nyksta ir todėl yra svarbu sugyventi toje bendroje visuomenėje. Ir vaikam, aš iš savo vaikų žinau, kyla įvairiausių klausimų. Nuo santykio su kitos rasės žmonėmis, iki seksualinio identiteto paieškų, iki santykio su žmonėmis, kurie turi negalę vienokią ir kitokią. Aš turiu 3 vaikus, jiem visiems tai kyla, jie visi skirtingi žmonės, visi skirtingi mokosi skirtingose mokyklose, mes dažnai visi apie tai kalbame. Tai štai kodėl atsirado noras, ir tada galvojame, kaipgi taip padaryti, kad šitie 2 dalykai, šiuolaikinė literatūra ir medžiagos parengtos, mokymosi medžiagos atkeliautų į mokyklą ir taptų formalaus ugdymo dalimi. Ne užklasinės kažkokiais dalykais, kai papildomai kada nors pasiskaitykite, bet realiai pamokose naudojamais dalykais. Ir tada pagalvojom, kad galbūt reiktų atrinkti tokius kūrinius kažkokius
ir jiem parengti metodikas, kurias galėtų naudoti konkrečiai kiekvienas mokytojas, kažkokio dalyko mokytojas savo pamokose. Tai yra lietuvių kalbos pamokos, istorijos pamokos, etikos. Šios projekto rėmose. Galbūt ateityje tai galėtų būti ir geografijos mokytojai, kurie ten dėsto, nežinau, socialinę geografiją kokią nors ir panašiai, arba dailės tie patys mokytojai, gal muzikos netgi mokytojai ir taip toliau. Tai atrinkome 10 knygų. Aš gal perėsiu iš karto į pačią biblioteką, gal bus taip paprašiau. Atrinkome bibliotekos adresas yra įvairovėsliteratūra.lt. Jinai skirta, čia aš esu prisijungęs, jinai skirta yra tik Lietuvos mokykloms ir visos Lietuvos mokyklos ją gali naudotis neatlygintinai. Tam, kad galėtum tai daryti, turi prisiregistruoti kaip pedagogas, užpildyti formą, mes gauname pranešimą, kad kažkas nori tapti vartotoju, tikriname, ar tas žmogus iš tiesų dirba ugdymo įstaigoje ir tada patvirtiname registraciją. Ir kai tu prisijungi, tada gali keliauti ir tyrinėti ir knygas, ir mokymo medžiagas. Dabar taip, vienas iš didžiausių sunkumų, su kuriais susidūrėme įgyvendindami šį projektą, yra be abejonės knygų teisės. Tai yra tema, kuri, kai mes pradėjom projektą, tai buvo, jei neklystu, pandemijos tokia pradžia. Tada su kažkuriais leidėjais, kai kalbėjomės ir kadangi visi panikavo ir sakė, kad ojojo ir čia viskas žlugs, kaip ir lyg ir buvo tokios nuotaikos, kad galbūt galima, va, čia įdomus projektas, jame yra kažkiek lėšų ir mes galime tenais dėl teisų tartis, bet laikui bėgant, matant, kad niekas negrius, tas noras truputėlį atšalo ir susitarti dėl ypatingai užsienio autorių teisių įdėti, patalpinti visas knygas, jis pasikeitė. Tai mes dabar intensyviai ir tai mes darysim, kaip minėjau, iki rugpjūčio pabaigos, tarėmės dėl maksimaliai didelių apimčių ištraukų talpinimo, kokiu nors, pavyzdžiui, čia aš prisijungiau, tai tada galiu netgi pasinaiti ir pažiūrėti, kad dėl apelsinų, tarkim, yra susitarta ir galima skaityti ištrauką šitos knygos pirmą skyrių pilna apimtimi. Tai va, tai yra viena didesnių tokių, vienas didžiausių iššūkių ir tai ateityje, matyt, plėtojant šitą biblioteką, mums reikės ieškoti kažkokių naujų bendradarbiavimo su leidyklomis formų. Bet iš kitos pusės, ko dar šitas biblioteka siekia, tai ir Eglė šiek tiek užsiminė apie tai savo kalboje, apie tai, kad Lietuvoje trūksta Lietuvos autorių kūrinių, kurie tyrinėtų įvairovės klausimus, kurių veikėjais taptų neįprastai tie veikėjai, kuriuos mes matome knygose. Ar istorijos būtų kažkokios tokios, kurios kalba apie šiuolaikinės aktualijas. Tai vienas iš dalykų, kurį ir šio projekto rėmose mes tai irgi kaip ir padarėme, inicijavome tokią konkursą, kurio metu kvietėme Lietuvos autorius kurti knygą, pasirinkome tam tikrą temą, ta tema buvo amžizmas, tai yra diskriminacija amžiaus pagrindu ir kartu, kadangi tuo metu, kai daug dalykų pasikeitė, kol vyko šitas projektas, tuo metu mes dar orientavomės į bendrasias ugdymo programas, tas naujasias, kurios buvo vis dar taisymo procese. Ir tuo metu, dabar nežinau, ar liko ta tema ar ne bendrosios ugdymo programuose, bet tuo metu buvo 5 klasėje ir 5 klasėje berods numatyta tema paveikslėlių knygos.
Nes paprastai manoma, kad paveikslėlių knygos yra skirtos tik tais ten iki, 9 metų, o toliau jau, kai tau 11, tai turi skaityti tik tais 500 puslapio apimties kūrinius ir atsiskaityti, kas parašyta 100 puslapyje. Tai naujojoje programoje buvo numatyta, kad 5 klasė, tai yra vaikam, kurie ką tik atėjo iš to pradinės mokyklos, kad būtų tyrinėjamos irgi paveikslėlių knygos, tai yra santykis teksto ir vaizdo ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, ar tai liko dabar paskutiniam variante. Neįsivaizduoju. Bet kuriuo atveju, šitą knygą galima naudoti ir etikos pamokose, ir lietuvių kalbos literatūros pamokose. Ir tai yra Patricijos Bliusto-Dulskos, kuri šiandien dėja negalėjo atvykti, parašyta ir nupaišyta knyga. Ją irgi galima pilnai paskaityti bibliotekoje ir pasinaudoti pagal ją parengtą metodiką mokymo medžiagų rinkiniu, kurio, kaip žinia, vienas iš pagrindinių dalykų yra tas, kad šitie mokymo medžiagų rinkiniai turi pamokų planus, kurias galima imti ir naudoti pamokose. Ir paskui, jeigu kas nors dar norėsite, tai kad su Patricija mes ne tik išleidom knygą, bet ir parengėm edukacijas pagal šią knygą, jinai jas vedė mokykloms, kai kurioms dalyvaujančiom šitame projekte. Ir jinai yra parengusi tokį testą, koks esu aš augalas. Tai jeigu paskui norėsite, va čia prašau, galite paimti, užpildyti ir kitoj pusėje pažiūrėti atsakymą, kokius augalas jūs esate. Tai dar kartelį, labai kviečiu mokytojus keliauti į įvairovėsliteratūra.lt ir ne tik mokytojus, bet ir, tarkim, leidėjų asociacijos vadovę, kuri čia yra su mumis šiandien, Rūta, irgi nukeliauti, prisiregistruoti prie bibliotekos ir stebėti, kaip viskas tenais vystosi. O ateities planai mūsų yra tokie. Ateities planai mūsų yra štai kokie. Mes jau dabar žinome. Vieną minutėlę, štai čia atgal. Jau dabar žinome, kad mokytojų profesinio tobulėjimo programa, kurioje dalyvavo mokytojai, kurie buvo šiame projekte. Iš viso projekte dalyvavo 15 mokyklų iš įvairių Lietuvos vietovių, išskyrus Vilnių ir apie 60 mokytojų. Jie visi klausėsi, dalyvavo mokytojų profesinio tobulėjimo programoje knygos keičiančios gyvenimus. Tai jau žinome, kad Jonavos mokykloje, kuri dalyvauja 1000-mečio mokyklų programoje, šita programa bus dėstoma ir mokytojai naudosis bibliotekos ištekliais. Čia pirmojo etapo mokykla, tada bendraujame su antrojo etapo mokyklomis, taip pat kai kuriomis. Tai į tą projektą įsilies šitą biblioteką. Kartu su... Ir tada kitas dalykas, galvojam, kad svarbu labai galbūt pildyti biblioteką unikalių turinių. Tai reiškia turinių, kuris dar nėra ar sukurtas, ar išverstas Lietuvoje. Ir kartu su Aukso leidykla, tokia Aukso žuvis, su jos vadove pakalbėjom ir jiems yra įdomi idėja. Jie leidžia ten dabar tokią vieną seriją knygų, kuri vadinasi Keliautojai laiku, kurie nežino, labai pasidomėkit. Jie ne vaikams, ten yra knygų ir vaikams, bet tokia apskritai labai verčia įvairias įdomias knygas, Keliautojai laiku. O dar jie norėtų galbūt prisidėti prie atsiradimo įvairovės literatūros tokios knygų serijos. Tai mes draugė su šita leidykla dabar pateikėm paraišką į kultūros tarybą ir tikimės finansavimo ir to finansavimo pasekoje kviesime Lietuvos autorius kurti dar 2 knygas kažkuriomis įvairovės ir žmogaus teisų temomis. Ir jos irgi taps šitos bibliotekos dalimi, kartu bus parengtos ir mokymo medžiagos. Principas bus tas pats. Visada yra knyga,
visada yra mokymo medžiagos, kuriuose yra mokymo planai, kad mokytojai galėtų jas naudoti pamokų metu. Tuomet mes kreipiamės į kai kurios kultūros institutus, žinome, kad kai kada kultūros institutai gali padėti su knygų teisėmis, ten nežinau, koks nors Goetės institutas arba Prancūzų kultūros institutas, ir bandysime su jų pagalba atvesti galbūt užsienio autorių knygas čia į Lietuvą. Ir taip, ir trečias dalykas, čia prieš porą dienų bendravau su Vilniaus universiteto, su žmonėmis iš Vilniaus universiteto, kurie vykdo projektą, kurio metu yra adaptuojami 5-6 klasių tekstai, Tambiliūnas, Gendrutis Morkūnas, Bitė Vilimaitė, jei neklystu. Jie adaptuojami lengvai suprantama, tai vadinama lengvai suprantama kalba. Apie tai aš sužinojau dėka Rūtos, kada jinai mane pakvietė į tokį renginį, kuriame buvo kalbama apie tekstus lengvai suprantama kalba. Jie bus labai aktualūs, pasidarys nuo 24 metų, kada į bendrasias ugdymo mokyklas ateis įvairius ypatingus poreikius turintys vaikai. Ir šitie tekstai lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba tai reiškia tekstai pritaikyti žmonėm turintiem kažkokį mokymosi sunkumo ar skaitimo sunkumo ar ir taip toliau ir panašiai. Tai sutarėm, kad tuos adaptuotus tekstai tie bus irgi talpinami šitoje bibliotekoje ir jie ir taip bus, aišku, be abejonės laisvai prieinami visur, bet tam, kad mokytojams būtų patogiau, jie bus šitoje bibliotekoje. Na ir mūsų tokia vizija, kad iki 30 metų mes norėtumėm bent 50 knygų turėti bibliotekoje su mokymosi medžiagomis. Svajotumėm, kad biblioteka taptų tokiu oficialiu skaitmeniniu mokymosi įrankiu, mokymo skliaustelėse įrankių Lietuvoje ir Lietuvos švietime. Juolab, kad aš kaip suprantu, vis dar liko ta nuostata, kad mokytojams 30% savo. Tai šita biblioteka kaip ir siūlo puikią galimybę susikurti tokį modulį kažkokį, ten, nežinau, žmogaus teisų švietimo ar šiuolaikinės vaikų ir paauglių literatūros pažinimo modulį, užpildyti tą 30%, kurį mokytojai turės daryti. Na ir tampa tam tikrų, nežinau, bendradarbiaujant su kitomis leidyklomis be abejonės, nes mes nesame leidykla, tampa leidybinių projektų, kurie leidžia naujas knygas ir atveda naujas knygas iš užsienio. Tai tokie mūsų norai. Dar kartelį, 15 kartą pasikartosiu, kad reikia eiti į įvairovėsliteratūra.lt, spausti prisijungti, užpildyti klausimyną, gavus prisijungimus, prisijungti ir naudotis ištekliais. Ir noriu dar kartą padėkoti aktyvių piliečių fondui, kuris iš tiesų skiria didžiulę paramą šio projekto įgyvendinimui ir kuris neabejoju padarys poveikį Lietuvos švietimui ir galbūt Lietuvos netgi leidybinėme gyvenime, kažkiek knygų leidybos gyvenime. Ačiū Jums labai ir kviečiu atsigaivinti. Moku taip gerai kaip Kauno Žalgirio tas pranešėjas Kauno halėje, bet be abejo labai kviečiu Rūtą Elijošaitytę Kaikarę, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdančiąją direktorę. Prašom, jo. Raudona kėdė įsirinkta, aš galvoju, čia bus 3 mėlynos ir 1 raudona. Nida Poderinė, Europos bakalaureato mokyklų išorinė ekspertė. Ir Eglė Lynikienė, Alytaus Dainavos progimnazijos projektų vadovė. Prašom.
Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, tų klausimų labai daug, kalbėti apie žmogaus teisės, kaip tą daryti mokykloje. Aš įsivaizduoju, kad mokykloje dabar šiaip vėjai pučia skersai išilgai ir programų atnaujinimas, ir įtraukiojo ugdymo, ir visi kiti dalykai, ir kaip čia dabar dar tas žmogaus teisės atliepti, kaip integruoti, kokius dalykus. Tai galbūt aš pradžiai norėčiau būtent nuo jūsų, Egle, pradėti kaip mokyklos atstovė, kad jūs pasidalintumėt savo tokia, labai konkrečia jau patirtimi, ką reiškia integruoti, ką reiškia atliepti tas žmogaus teisės ugdymo procese galų gale, vėlgi, kadangi turite santykius su tais jaunais žmonėm ir kokios tos temos jiems yra aktualiausios, nes viena yra atnešti temą ir sakyti, štai dabar pakalbėkime apie tai ir tai, o visai kita yra atliepti jų iššūkius ir galų gale net neapeiti tų tam tikrų klausimų, kur galbūt, aš pats nepatogiai jaučiuosi ar panašiai, tai gerai, gal šitą paliekam ar ne, nes dažnai yra tas atsakas į kontroversiškas temas, kad jeigu yra kažkokia rizika, kad gal padalins, tai tada gal, išvengti diskusijos. Ir tada pakalbėkime apie žodžio laisvę, kur visi sutarsim, kad čia, ar ne, Orvelą paskaita, kad didįjį brolį reikia sutramdyti ir panašiai. Tai kaip jūs matote visą šią problematiką ir žmogaus teisų integravimo klausimą? Mokykloje aš dirbu daugiau nei 20 metų ir ta kaita labai didelė mokykloje yra kaita mąstymo, kaita kartų ir labai viskas, taip reliatyvu, tai kas yra tiesa šiandien, toli gražu negali būti tiesa rytoj. Ir tas programų pakeitimas, dabar viso turinio, tarkim, keitimas mums labai atsiliepia ir įtraukusis artėjantis 24 metai iš tikrųjų labai daug mums kelia nerimo ir tokio streso. Nors mokykloje man nėra sunku dirbti, nes aš auginu tokio pat amžiaus vaikus, paauglius, savo nuosavus ir aš žinau, su kokiais jie iššūkiai susiduria ir tokių klausimų mes irgi sulaukėme, ne tik kaip mokytoja turiu klausimų, bet kaip ir mama. Ir jeigu leisit, aš labai tokią trumpą įžvalgą, tokį pastebėjimą, istoriją iš savo asmeninio gyvenimo apie tas teisės ir tą įvairovę. Tai mes turėjome giminės susitikimą, išvažiavome visi į krepšinio varžybas ir atvažiavo dar mūsų draugų, kurie irgi turi panašaus vyresnio amžiaus vaikų, studentų jau turi ir viena. Turime tokią savybę, visada visi malasi kartu. Mažiukai, vyresni, didesni, suaugę, seni, visi vienoj krūvoj. Ir visi daugiau mažiau girdi, kas ką šneka. Ir viena mama sako, turiu, sako, sūnų, išėjo studijuoti, jau čia 3 metai studijuoja, jokios marčios neparveža, bus gėjų, sako, ką aš darysiu ten, žodžiu. Ir taip toliau. Ir tie vaikai, aišku, jie visi irgi paaugliai, ten, sakysime, jaunesni, mažesni girdi. Ir vienas vaikas sako, o kas yra blogai, sako, jeigu taip yra, sako, jie santykius kuria dėl ko? Dėl to, kad myli. Bet sako, tai ką, tai tada meilė yra blogai, jeigu jie kuria santykius sako, mes priimame karą kaip normą, priimame patyčias, čia taip yra mokykloje, tyčiojasi, tai ką dabar čia jau taip. Bet sako, kai išeina meilės, tas toks santykis, mums jau yra negerai, tai nėra normalu, kaip Artūras sako, kad kurgi tos normos ribos yra. Tai grįžtant prie mokyklos, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų paaugliai jie visą laiką jie stebi tą pasaulį ir užduoda labai labai daug klausimų, kurie mus labai dažnai išveda iš komforto zonos. Galbūt mums pagal šeimos auklėjimą, gal pagal kultūrinį kažkokį mūsų supratimą,
nėra patogu kalbėti. Bet irgi kaip šiandien, man atrodo, Eglė sakė, kad daug geriau jau sužinoti tą informaciją iš savo artimos aplinkos ir iš knygų, negu susirasti internete ar virtualioje erdvėje. Tai, na, apie tos iššūkius klausimų ir įvairiausius, kas mus supa. O ta aplinka, kuri bus po 24 metų, tai aš nežinau, kas labiau, na, kelia nerimo, kam labiau kelia nerimo. Tikriausiai vaikams nėra, tai labai sudėtinga bus priimti kitokius vaikus, man taip atrodo. Mums mokytojams bus galbūt sudėtingiau, kaip ir Artūras sako, kaip mes suprasime tai ir kaip mes sugebėsime tai paaiškinti ir priimti patys. Tai va, tai toks mano dalykas, viena įžvalga, o apie teisės tai irgi labai svarbu kalbėti, nes man labai patinka šio projekto, kaip pasakyti, ta forma kalbėti per literatūrą. Tai literatūra irgi, na, tas yra tas dalykas, kad vaikai nelabai nori skaityti, bet aš jiems pati skaitau tada. Sakau, bus jums gyva audio knyga. Tai turi ateiti pas vaikus ir jie išgirsta, pamato, kaip gali būti, koks yra tas įvairus pasaulis. Ir jie labai daug klausimų atsako patys savo. To reikia. O ką mokytojas, mes dažnai kalbam, aš kartais net būdavo, kai sakai, renkuosi mokytoją, renkuosi mokytis. Tarsi, čia toks abu dalykai, man atrodo, viename sutelpa, nes dažnai įsivaizduoju, kad tai ne, ir dabar aš pamokysiu čia apie istoriją, apie žmogaus teisės, bet iš to, ką jūs kalbat, čia juk yra abipusis ryšys ir abipusis santykis, kad ir mokytojas jau iš tų jaunų žmonių irgi gali daug gal pasimokyti apie tas žmogaus teisės, kaip kalbėti, galų gale priimti tam tikrus iššūkius, kurie galbūt nebūtinai patogus tam tikriem mano nusistatymam ar ne. Tai jūsų nuomonė, ko mokytojas mokosi iš mokinių, kalbant apie žmogaus teisės? Man tai atrodo pirmiausia tolerancijos, nes tie jauni žmonės, jie yra jauni ir jie gyvena savo pasaulyje ir jie patys pripažįsta tam tikrus skirtumus, ypatumus ir juos natūraliai priima. Tai man pirmiausia tai yra tolerancijos pavyzdžiai, kuriais galime mes vadovautis. Ir manau, dar vienas labai svarbus dalykas tai yra empatija. Tai yra kryptis, kurios aš galvoju reikėtų dar išmokti mums visiems, ir jaunesniems, ir vyresniems. Tai yra svarbu. Bet man asmeniškai tai vaikai yra tie, kurie labai daug klausia ir mokytojus irgi apsikeičia tomis pozicijomis. Anksčiau, atrodo, mes vis klausdavo mokytojai, kad kaip čia taip ir laukdavo tų atsakymų, kažkaip bandydavo ištraukti. Dabar vaikai labai daug klausia ir jie nenori, kad tu būtum tas žmogus, kuris atsakytų. Jie nori, kad mes kartu sukurtumėm tą bendrą atsakymą ir galbūt net nesukurtumėm, o tiesiog padiskutuotumėm tą temą. Kur kartais klausimas gal svarbiau, kuris išeina, negu kažkoks ten atsakymas, kad uždarom temą, viskas dabar aišku, pamirškim, susitarėm. Nida, jūsų norėjau paklausti, jūs esate kitos sistemos dabar, kaip sakykime, atstovė, ar ne, bakalaureato ir čia dabar diskutuojant, sakykime, kad ir su istorikais turėjom visai neseniai diskusiją, kur galim, kiekviena ta sistemų gali viena iš kitos mokytis. Jeigu ten, sakykime, ta mūsų valstybinė bendrojo ugdymo programa tokia labiau chronologinė, tai bakalaureatė ten per konceptus bando eiti, kad štai, paimkime kažkokią tai temą, ar tai revoliucija, ar kažką ir aptarkime tas visas revoliucijas nuo ten
Prancūzijos galų gale iki galbūt 17 metų ten tos visos Rusijos ar net 90-ų, kas čia pas mus vyko. Tai vat ir ką bakalaureato programa ar ta pati sistema gali mums pasiūlyti, kaip nagrinėti žmogaus teisų problematiką ir ją integruoti į ugdymo turinį. Tai dėkui už klausimą. Iš tikrųjų yra dvi tos bakalaureato sistemos. Viena tarptautinė bakalaureato, kuri yra ir Lietuvoje, yra mokyklos, ir licėjus, ir Šiaulių Didždvario, ir kitos mokyklos, tai jos yra tarptautinės. Aš dirbu daugiau su Europos mokyklomis, tai yra irgi Europos bakalaureato mokyklos, jos skiriasi tuo, kad kiekviena iš jų turi savo nacionalinį turinį, savo valstybės. Tai ten yra, pavyzdžiui, yra tos kalbos, valstybinės kalbos, tai yra visom kalbom, ir lietuvių, ir estų, ir latvių, ir visos kitos. Tai iš tiesų, kai kalbam apie apskritai švietimą Europoje, jisai paremtas kompetencijomis grįstas ugdymas jis yra. Ir čia nesiskiria nei bakalaureato mokyklos, nei Lietuvos mokyklos. Bet va tai iš tikrųjų, tai kas yra bendra, sakyčiau, tai yra vis dėlto tas ryšio ieškojimas ir įvairovės pripažinimas, jos pažinimas ir skatinimas to supratimo. Ir man labiau rūpi kalbėti apie mūsų sistemą, nes taip jau yra, kad aš dalyvavau rengiant atnaujinimo gairės programų ir su kompetencijų grupiai vadovavau ir tiesiog tos atnaujintos programos, jos irgi sukuria šitą galimybę iš tiesų žmogaus teisės ir šitą būtent tematiką vertinti kaip galimybę kurti ryšį, pagrįstą bendruomeniškumu, empatija, supratimu ir orumu. Todėl neatsitiktinai atnaujinant bendrasias ugdymo programas buvo iš tiesų kelti du tikslai esminiai. Tai yra pirmas, svarbiausias, savybių ir vertybių ugdymas, čia jau atsigręžiant į tautinės mokyklos koncepciją, tai yra stiprus, stuburą turintis žmogus, empatiškas. Ir antras tik tai tikslas buvo aukštesni mokymosi pasiekimai, o bendras rezultatas ir savybių, ir vertybių, ir dalykinių pasiekimų, tai yra išsiugdytos kompetencijos. Tai dabar iš tiesų, kalbant apie būdus, kaip jas ugdyti, tai žinoma, nėra turbūt nei vieno mokytojo čia esančio, kuris sakytų, iki šiol mes tų kompetencijų neugdėm, ypatingai humanitarai, ar ne? Ir kūrybiškumo, ir kultūrinę, ir pažinimo kompetenciją. Tai visos šitos kompetencijos iš tiesų tai, kas labai stipriai ir taip veržliai ateina į mokyklas, tai yra socialinio, emocinio ugdymo, kuri yra nepaprastai svarbi. Turint galvoje, kad kai svarstėm tuomet, kokios kompetencijos turėtų būti tos esminės, įvertinom, pavyzdžiui, sociologų paskelbtus rezultatus, kad Lietuva yra iš pačių atšiauriausių valstybių, kai kalbam apie santykius, bendruomenės, apie bendruomenės ryšius. Didžiausia socialinė dezintegracija. Mes žinom, aš jau nebesidomėjau vėlesniais duomenimis, bet prieš 6 metus buvo, pavyzdžiui, daugiau kaip 30% vaikų socialinės atskirties grupėse visoje Lietuvoje. Tai vat visa šita tematika žmogaus teisių, o ypač vaiko teisių, išvietimą, kultūrinį ugdymą, globą, teisę augti šeimoje. Ir visos šitos temos, jos yra nepaprastai svarbios, nes kuria galimybę mums kurti tokius jautrumo pagrįstus santykius, supratimu, jautrumu ir tiesiog jaučiant, tikrai labai svarbus dalykai buvo pasakyti, nejaučiant tiesiog hierarchinio skirtumo tarp tų žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, negalią turinti žmonės, kad jie yra, ir čia mes galime mokytis iš bakalaureato sistemų. Ten nėra tokių sukurtų atskirų, pritaikytų, metančių į paraštės
ar ne, tokių metodikų, bet kaip tik kilsteli, kad galėtų jie mokyti su visais. Tai va, tai labai taip trumpai, taip perbėgant ir... Ačiū, dar sugrįšim. Rūta, va čia dabar daug apie literatūrą kalbama, kaip ta literatūra gali padėti kalbėti apie žmogaus teisės ir daug akcentuojama galų gale ir tos naujos literatūros, šiuolaikinės literatūros, tiek jos poreikis galų gale įgalinant Lietuvos autorius rašyti, atkreipiant dėmesį į tam tikrus tuos probleminius klausimus, dėmesį tiek versti aktualią užsienio literatūrą, kita vertus, dabar ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai kalba ir apie galimybę ir klasiką galbūt kitomis akimis pažvelgti, ir kaip ten sakė, kokį Baranauską jau skaityti irgi, kaip kažkokį tai tvarumo santykio su gamta ir mūsų to besikeičiančio santykio su gamta antropoceno eroje dalyką. Tai kaip jūsų nuomonė literatūra ir kokiomis formomis gali prisidėti prie žmogaus teisų diskurso plėtojimo? Aš tai manau, kad įvairiomis formomis gali prisidėti ir mano noras ir mano tikslas yra ten, kur aš dirbu, būti tokiu tarsi ir mediumu tarp leidėjų ir skaitytojų, tarp vaikų ir suaugusiųjų kartais, priklausomai nuo to, kokioje situacijoje atsiduriu. Ir turbūt sunkiausia visada yra būtent rasti tą vidurkį, kur atsiliepti į tam tikrus klausimus, atsakyti į klausimus arba kylančias problemas, bandyti išspręsti, tuo pačiu įtikinti, sakykime, savo leidėjus, mūsų narius, kad tai daryti reikalinga ir kad to reikia. Ir pastaruoju metu labai daug bendraujame su audiosensorinė biblioteka, kur tikrai tas kalbėjimas apie visų literatūrą, man labai patinka tas žodis, kad mes visi turime tam tikrų poreikių arba kalbėjimas apie negalę kaip apie galę, bet kitokią galę, kad mes visi turime tam tikras galias. Ir labai daug iš tikrųjų tų minčių šiandien irgi atėjo klausantis ir Artūro mokytojo apie tai, kad tikrai su vaikais reikia kalbėti būtent apie tai, kad ką mes galime ar ne išmokti, kokių galių galime gauti iš tų kitų vaikų, kurie mums atrodo kitokie. Lygiai taip pat kaip ir jiems mes atrodome kitokie. Tai manau, kad literatūra yra tikrai labai, ne šiaip savo sakoma, ką tu randi literatūroje ir kai kalbam apie tai, kodėl verta skaityti, tai ir kiti pasauliai, ir gebėjimas įeiti į kito kailį, ir empatija, mokymasis atjausti, mokymasis suprasti. Man irgi labai patinka tas žodis suprasti, kad mes pirmiausia, tai mes neparodome kitam žmogui, kad esame kažkuo aukštesni, geresni ar ten išskirtiniai, bet kad mes vienas kitą suprantame. Mes norim suprasti, nežinau, sėdi suole vaikai du, vienas kitą nori suprasti ir tai nėra niekada vienpusis procesas. Tu suprasdamas kitą tuo pačiu ir savo to prašai. Tai man atrodo, kad tos literatūros vaidmuo yra gali būti labai stiprus. Tuo pačiu man atrodo, kad nacionalinės literatūros kalbančios ir apie teisės, ir apie, nežinau, kitokį, apie tą tokį santykį ir supratimą jos tikrai trūksta. Ir man atrodo, kad pagrindinė priežastis yra turbūt to autentiško santykio galbūt dar nebuvimas ir galbūt netgi ir baimė apie tai kalbėti arba parašyti, sakykime, ne taip. Nes vakar mes literatų namuose turėjome diskusiją su Virginija Kulvinskaitė ir jinai pasakojo, kaip jinai rašė vieną trumpą savo tekstą ir tiesiog norėdama jį parašyti autentiškai, kiek daug jinai turėjo pereiti įvairių pokalbių ir susitikimų, nes tu tiesiog nesusidūrė su tuo, negalėsi parašyti ir tu gali būti labai talentingas rašytojas, bet turbūt turi patekti tam tikrą aplinką, o daryti to kažkaip, nežinau, bandyti padaryti tai nesant tame, tai yra labai sunku. Ir
Ir kaip tai pakeisti, aš vat irgi galvojau, ar galima kažkaip įmesti tos žmonės į tam tikrą aplinką, į tam tikras būsenas. Ir mano, pavyzdžiui, gyvenimas per pastaruosius 2 metus visiškai apsivertė aukštinkojom, nes mūsų šeimoje atsirado paauglė ir aš tikrai žinau, kad gauti vaiką 11 metų yra visai kas kita negu gauti vaiką, kuris ką tik gimė, nes tu jį parengi iki tam tikro amžiaus, bet kai ateina jau pas tavęs jau bręstantis žmogus su tikrai labai stipriom savo nuostatom ir aš supratau, kad mokytojo profesija tai turbūt yra tikrai pati sunkiausia profesija ir turėti klasėje 20 tokių žmonių, kur tu vieną atrodo nesupranti, tai yra be galo svarbu ir aš manau, kad literatūra gali būti ta pagalba ir priemonė padėti susitvarkyti su tom kylančiam problemam ir suprasti jas. Man pačiai tai padeda, tiesą sakant. Kokia, nebūtinai norėjau klausti paskutinę, bet sakykime, šiaip kokia knyga, kuri būtų kardinaliai pakeitusi kažkokį tai jūsų požiūrį į vieną ar kitą žmogaus teisų klausimą jums yra įstrigusi? Lengviausia man kalbėti apie tas knygas, kurias aš pati su vaikais skaičiau, kai dirbau mokykloje. Tai aišku, Maršalo knyga yra ir tai tokia, kuri buvo labai, taip tikrai mes ją analizavom ir buvo stipri, nes iš esmės, kai mes kalbam apie bet kokį mokymosi turinį, kuris yra, tai turime turėti galvoje, kad bent jau lietuvių kalbos mokytojai visą laiką galėjo rinktis ir šiuolaikinę literatūrą. Nes į kanoną visą laiką jie ir užsienio, ir lietuvių. Tai aš vieną paminėjus, būtinai turiu kalbėti kaip lituanistė apie lietuvių literatūrą, tai be abejo Gendručio Morkūno Nuomšiko gyvenimas. Tai vienareikšmiškai, taip, kurį vaikam labai, labai stipriai. Bet vėlgi, aš čia dar noriu pasakyti, bet jūs nepamirškite to klausimo, to paties. Tai kai mes sakome, mes kalbam apie pirmą žingsnį pasirinkti, ar ne, ką mes skaitom su vaikais. Ir kad jie skaitytų ir formuotųsi santykiai. Bet pirmiausia, man pačiai buvo atradimas, o kaip mes žinome, ar apskritai yra ryšys ir kaip jie, nes mūsų sistemoje švietimo, kur yra daugybė tokių užduočių, teisingai atsakyti klausimus iš kitų dalykų, išskyrus humanitariką, ar ne, tai yra toks savaime pritariu autoriaus nuomoniai, jisai viską teisingai pasako, surašo argumentus to paties autoriaus. Tai, žinot, tada, kada aš supratau jau čia tiesiog iš savo darbo praktikos, kada pradėjo atsirasti dialogai jų pačių tekstuose. Nes tam, kad sukurtum dialogą, rašydamas tekstą, tu turi girdėti kitą. Nes iš pradžių būdavo, žinot, apie save, pasakojimai, novelės ir dialogo visiškai nebuvo. Tai va čia, kai atsirado dialogai ir tas autentiškas balsas, tai buvo aišku. Tai va, tai Maršalo knyga ir Morkūno Gendručio, tai būtų. Aš irgi gal paminėsiu 2 knygas, tai pirmiausia, tas keistas nutikimas šuniui naktį, tai aš ją perskaičiau jau vėliau, negu norėčiau būti perskaičiusi, man be galo jinai ir patiko ir aš ją pirmą kartą perskaičiau pasiskolinusi, o po to buvo jinai išpirkta ir pasirodė 2 leidimas, tai aš iškart ją įsigijau, kad tiesiog būtų namuose. Ir kita knyga yra, Eglė padės dabar man prisiminti pavadinimą, apie Barnabį Broketą. Sudėtinga istorija nutikusi. Sunki istorija nutikusi Barnabį Broketui, visada pamirštu. Baisi istorija nutikusi Barnabį. Taip. Tai šita knyga irgi man be galo paliko didelį įspūdį ir tas baisi istorija, iš karto įsivaizduoju, kad tai bus kažkas tikrai be galo baisaus ir be galo kažkas sudėtingo, bet iš tikrųjų tai, kaip šviesiai yra rašoma ir kaip viskas yra nupiešiamas tas baisi ta istorija, tai man atrodo irgi gali padėti atsakyti tam tikrus klausimus ir apie tą bendravimą, supratimą, kalbėjimą su kitais. Ir turbūt dar yra viena knyga, kuri man pačiai nepatiko, bet aš manau, kad jinai yra labai svarbi, suprantant šiandieninius paauglius, nes net ne paauglius, galbūt jaunimą, tokį jau, sakykime, baigusius mokyklą, bet ir paauglius, taip pat yra normalūs žmonės,
kur yra visiškai, na, kai tu supranti, kad tu jau nebesi šitos kartos žmogus ir tavo gyvenimas yra absoliučiai kitoks. Bet manau, kad jauni žmonės, jie irgi dabar, jeigu anksčiau tos kartos buvo tokios ilgos, atrodė 20 metų, dar tu viską gali susikalbėti su žmogumi, kuris yra už tave 20 metų jaunesnis arba vyresnis, tai dabar, man atrodo, karta yra be galo sutrumpėjusi ir kuo toliau, tuo labiau jinai trumpėja. Nes aš jau matau pagal savo vaikus, kad jau vyriausias su paauglė, jau jie yra visiškai kardinaliai priešingų tikslų, gyvenimo matymų, ta prasme, jie susikalba, bet aš matau, kad jie eina absoliučiai į kitas kryptis. Tai man atrodo, kad normalūs žmonės tą jauno žmogaus kažkokius skausmus, problemas tikrai gali padėti suprasti. Viena iš tokių man labai įstrigusių knygų buvo Laikraščių berniukas, man atrodo, toks pavadinimas, tai jinai net parašyta visiškai kitaip ir išsilavinusiam žmogui, kuris skaito tekstą ir tikisi kablelių, brūkšnelių, šauktukų, klaustukų visokių ir taip toliau, tai tikrai turi apsiversti čia kažkas, kad tu turėtum praleisti tai ir nematyti ir išgirsti visą tekstą. Tai man ta labai knyga patiko ir mano paaugliams vaikams. Tai buvo tokia, bet man jinai labai buvo nuostabi ir tuo, kad paaugliai ją valgė tą knygą ir jiems labai patiko ta knyga ir visiškai irgi atrodo kitas pasaulis parodytas. Tai viena iš tų knygų. O kalbant dar ir apie žmogaus teisės, viena iš paskutiniųjų mano knygų skaitytų ir su kuriomis aš dirbau pamokose, tai yra apie tironiją. Tai irgi toks, kaip kelrodės, tokios kryptys, žvaigždės, sudėti kažkokie akcentai, kur tau parodyta, kad va čia galima nuslysti ir gali būti pažeistos tavo teisės. Nes knyga iš tikrųjų labai dažnai kalba apie vertybinį tą supratimą. O va šitoj knygoje tu net ir turi tokius štrichus, kryptis, kad bet čia tikrai gali būti pažeidimas ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį, nes nėra labai daug dalykų, kur mes mokykloje ten atsiverčiam kažkokį teisės knygą kažkokią ir sakom, dabar paskaitom šitą įstatymą ir ką jisai čia sako. Tai tikrai labai, labai gera knyga. O trečią knygą gal įvardyčiau Haimat, irgi knyga, kuri vertybinių požiūrių irgi, mano manymu, labai svarbi ir teisinių požiūrių, kaip teisiškai atrodo užpuolusios valstybės, atlygis kitoms valstybėms gali pereiti į žmogaus vidinės kaltes, moralinius gvildenimus, įvairiausius klausimus. Ir taip toliau. Tai vaikams tai svarbu. Ir aš, jeigu dar galima, norėčiau papildyti apie tai, kad apie tą kompetencijų ugdymą mokyklose. Tai yra vis klausimas, tai kaipgi tas kompetencijas mes čia ugdysime. Tai vienas iš tų dalykų, kuris labai svarbus yra, tai yra vertybinis supratimas, vertybės, ant kurių mes negalim išugdyti kompetencijos kažkokios, jeigu nėra vertybinio pagrindo. Tai knygos jos yra labai, labai svarbios šio klausimo, nes kaip ir Eglė pasakojo, kad tai yra, nekalba teisinė kalba knygos, jos kalba vertybinė dažniausiai kalba.